Vakar gavom skambutį iš Šaimeto. Jisai pasakė, atvažiuok, iš jūsų laukiu. Labai intensyviai, nes šiais metais aš ir bakalauro ginuosi, ir infekcija, ir žodžiu niekas nevyksta taip greitai, kaip aš įsivaizdavau, ir kartais nesigauna laikyti savo užsibrėžtų kažkokių planų. Čia viskas buvo tuo pagrįsta, kad tiesiog keliesi 6 ryto, žinai, ten valandą paskiri savo, tada kaip išvarai, tai tu pagrįžti kokią 10, gali kaip 14 valandų darbo dieną, tai tada tu paspėjai, bet jeigu, žinai, pradėtum kažkokią kitokią rutiną įsivedinėti, bet tikriausiai gausi, kad nesuspėtų. Pagrindinė inspiracija atkeliavo iš Palangos, tai tų užkoduotų tokių mini leitmotyvų yra daug, tai čia tai yra tik tai kažkokia labiau stylingo ir įgyvendinimo toks mini akcentėlis, kurį galim pamatyti tiek Palangos Niekučių kioskeliuose, tiek pas Marozą bičą, kuris vairuoja automobilį su savo vardiniais drabužiais, tai tiesiog norės kažkaip ir man užkoduoti šitą dalyką savo kolekcijoje. Toks groteskas ir kažkoks bandymas galbūt atliepti tą žmonių kažkokius sugretinimus su kažkokiais gyvūnais. Čia kailiniai, kurie irgi tokie gorila, žodžiu, raumeninga, valdanti Palangos gatves. Tai kurioj pozicijai būtum, tu vis tiek tarsi kaip ir priklausai tam tokiam globaliam zoologijos sodui, kur ten vieni kitus ten savaip interpretuoja. Bet man atrodo, kad vis tiek finale viskas bus ok, aš turiu nemažą technologų siuvėjų komandą, visi savo srities meistrai.